Atsimena tuos kontrabandinius balionus iš Baltarusijos, dėl kurių Lietuvoje teko stabdyti oro uostus? Panašu, kad paaiškėjo, kas tai darė. Žiniasklaida praneša, kratos atliktos tiesiai Šalčininkų policijos komisariate. Į šį verslą buvo įsivėlę ne šiaip eiliniai kontrabandininkai. Policininkai, pasieniečiai ir Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas metais dengė šitą dangų. Kol visa šalis panikavo, jie tiesiog kalė milijonus. Šią savaitę buvo sulaikyti net 27 asmenys, tarp kurių 13 policininkų ir pasieniečių. Vienas iš jų dar bandė bėgti, bet nepavyko. Ir liūdniausia dalis. Šita grupuotė buvo ekipuota geriau nei mūsų kariuomenė. Pas juos rasti moderniausi termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, profesionalus radio ryšys ir kaukės. Jie turėjo viską. Šalčininkų grietinėlė tiesiog pardavė Lietuvos saugumą dėl cigarečių. Kaip manot, juos tikrai pasodins? Ar sistema savus vėl išsuks? Rašyk komentaruose.